Kaip nuotaikos, kokią kavytę imsim? Ai, kavos reikia pasimti. Stiprią ar nestiprią? Šausim 2 double espresso. Evakuacija. Evakuacija? Kaip tavo kuprinė tarnauja ir varžybos ir treniruotėse visur? Labai viskas puikiai, ką tik atvykom į varžybų vietą. Dar net nežinom, per kurį galą įeit, bet nuotaikos geros, viskas puikiai. Nežinau, viskas bus labai gerai. Emilis didelis, Emilis didelis, aš mažas. Viskas savo vietose. Ir mes tikrai ne čia atėjom. O gal? Jaučiu tam iš viso. Ne, Oi. Sandėlį kažką. Šiaip ten buvo tas ženklas, man rodos, kad tai yra įėjimo ženklas, tas trikampis, bet aš nesu tikra. Evakuacija. Tikrai? Are you sure? Jeigu surinksim stepsus, viskas labai gerai. Kur? Ai, va. Dvi dovanas. Dovanėlės. Dovana numeris 1. Dovana numeris 2. Galėsi kažkur įsilimti. Va, kokias fainas dovanas. Kur klijuosi? Jau sugalvojai? Ant diržo. Ant krūtinės? Ant akinių. Nu gerai, ačiū. Nu, o mes turim irgi atnaujinimo darbų. Šiokių tokių. Jau pavargęs, labai išnaigimau. Bet Bet jis ir iš pradžių buvo pilkšvas, tai dabar turim labai gražų shout-out reklamai. Patrikai, čia tau, dovanėlė. Aš nedalyvauju. Aš žinau, kad tu nedalyvauji, Faustai irgi nedalyvauja. Ai, irgi nedalyvauju? Klausimas, ką tu šiandien palaikai ir ko nepalaikai? Ko nepalaikau? Bet čia suktas klausimas, nepasimau. Laikau visus, nes... Va. Palaikau vienybę. Ja, Palaikau sportą. palaikau visus, nes visi, kas susirinko čia, ant šitos platformos daug įdėjo, daug darbo, daug ruošėsi. Ir šiandien parodys, kaip tas darbas, kiek to darbo įdėjo. Ir ne visada gal nugali tas, kuris daugiausiai darbo įdėjo, galbūt kartais nugali tas, kuriam labiau pasiseka, galbūt geriau išsimiegojo, galbūt tiesiog geresnė diena, bet visi čia susirinkę yra šaunuoliai ir tiesiog palaikau visus, kiekvieną sportininką, visi yra. Tai labas Heimantai, matau intensyviai jau ruošiesi apšilimui. Tikrai taip. Kaip pasiruošimas varžyboms, ką veikiai special, kad pasiruoštum joms? Tai nežinau, svorį kėliau. Kaip ir viskas? Ir viskas. Ir girdėjau filmą žiūrėjai. Jo, faktas. Tipo biškiniai tema, romantinis filmas, bet gal ant jausmų paeis. Tai viskas gerai bus. Dėkui labai taip. Trenerių porą komentarų. Life is good. Nežinau, padarėm ką tik skvatus. Iš tikrųjų labai nusivėlino visus varžybos į priekį į vakarą. Bet yra kaip yra. Eimantas visiškai blastina savo pirmas varžybas, pirmą performansą. Tai nežinau, aš tai esu labai happy. Asmeniškai aš vieną tempą skvatų padariau. Tuoj dabar eisim warm-upintis benčiui. Ir viskas. Tai va, see you on the platform.
How are you feeling, man? Mėly, dėja karūną, ko tu lauki? King is crown. Are you happy? Happy, but job is not finished. Dabar varysim back office daryti salę. Jo, Mes už žinau. 3,5 savaitės Europos čempas laukia, tai dirbam toliau. Čia tik laikinau tokią stotelį. Čia buvo treniruotė tiesiog. Galima ir taip sakyti. Nesėkminga treniruotė. Prieš kiek pusę metų bandžiau šitą rekordą padaryti, nepavyko. Dabar pavyko. Dabar buvo easy. Viskas dabar Eimanto, dar bandymai liko. Darom Eimanto bandymus ir darom į salę ir susitinkam ten. Ate. O jo kitas Vorobjovas. Eimantas Kudauskas iškviestas. Day one is done. Eimantas pirmas savo kategorijoje, mano asmeniškai Lietuvos rekordas, siektas jau balandžio mėnesį ir dar tik dabar pagerintas. Ir viskas. Tai day one baigta dabar, bet dar varom į salę, nemeluosiu. Dar liko back off padaryti ir viskas. Važiuojam. Barzdos šokavimus. Vis dar su tuo lapuku. Tai aš dabar nuo 8, 5, 6, žinai, bet aš jau buvo defektas. Feeling great. Today I am as a coach. I have 3 athletes from Estonia. 2 of them competing for the first time, 1 competes for the second time. And I hope we will get some places like in podium. Yeah. Some sort of ritual before the competition that you do, maybe music, maybe you are locking yourself in the room and you're not talking to anyone. How it is for you? I think the main is the music and focusing on the process and smelling salt is the best one. Yeah. Thank you. Thank you. O tu kaip nusiteikęs šiandieną? Kas? Tu kaip nusiteikęs? Nusiteikęs. Buvau biškai kovingai, pasižiūrėjau dabar 2 žmonės pasne kategorijai. 2? Jo, 2, aš ir dar vienas 5 vietą žmogus užėmė pasaulio čempionate, čia Gintaras tas yra, tai supratau, kad 2 vieta, tai yra liuks, nieko tokio, mes užsiimam dėl savęs, ne dėl kažko. Taip. Močiutė visada mano, kad aš pats geriausias, aš žiūrėsiu pats geriausias. Tai visų, kiek aš pakėliau, asmeniniai rekordai. Kas? Taip. Reikia su savim lygintis. Jo, Tai tokie vyrai stovi iš efficient strength komandos, tai kaip ir čia motivacija. O žiūrėk, gal turi kažkokį ritualą prieš varžybas savo, ką darai, kad pasiruošt morališkai, fiziškai, galbūt kažkokie stepsai yra pas tave? Jo, aš būtinai turiu pažiūrėti video, kaip tupia Edas Koinas. 410 kg video, aš esu išsisaugojęs. Tai iš karto pakelia, minimum plus 5 kg pritupimus. Minimum. Tai geras. Dальше пойдет.
prikolas, tai jau. Nebus motyvacinių žodžių jokių. O palinkėjimų į ateitį savo. motyvacinis žodis, kad dirbsi kaip gyvulys. Paprasta motyvacija, dirbsim stipriau, tikslingiau ir dirbsim kaip gyvuliai ir grįšim stipresniu.